Nu ką, broliai ir sesės, atėjo šaltas metų laikas ir atėjo laikas pakalbėti apie pinigėlius. Kiek kilovatų prisuko per šią vasarą mūsų saulės elektrinė ir kiek jinai uždirbo pinigėlių ir per kiek metų jinai atsipirks. Nu ką matot, oras apsiniaukęs, debesuota, liūdnai stovi mano saulės plokštės. Mano saulės elektrinė yra autonominė saulės elektrinė. Kas nežino, tai yra tokia elektrinė, kuri netgi dingus valdiškos tinkluos elektrai, vat pas mane namie elektra nedings. Čia yra pagrindinė savybė, kuri reikalinga man. Jis yra man žymiai svarbesnė už saulės elektrinės atsipirkimo greitį. Tie, kurie sekat įvykius pasaulyje ir kurie truputį rūpinatės savo šeimos saugumu, manau, mane tikrai suprasit, apie ką aš čia kalbu. Saulės plokštės pakreiptos žiemos režimu, reiškia būtent tuo kampu, kad būtų statmenos į saulę, kuri pakyla vos virš horizonto. Nu bet ką, atidirbo už tai vasarėlę. Ačiū Jums. Paimsim paprasčiausią variantą. Kiek aš ją investavau, paskaičiuosim, kiek jinai uždirbo šią vasarą, sudėsim tų vasarų skaičių, kiek jau jinai atidirbo ir bus aiškus vidurkis, kiek dar vasarų liko, kol man sugrįž pinigėliai. Nu va, čia yra mūsų inverteris, saulės elektrinės smegenys ir pažiūrėkim, ką jisai parodys. Jis turi tam tikrą statistiką, kuri rodo, kiek energijos pagamino per mėnesį, per dieną ir per visus metus. Iš esmės, žinot, man tie pinigėliai, ar jie bus į pliusą, ar jie bent jau pasieks nulį, tai reiškia atsipirks saulės elektrinė ir tiek iš jos užteks, man iš esmės vienodai, aš būčiau pilnai patenkintas. Iš tikrųjų, jeigu saulės elektrinė bent jau atidirbtų savo darbą ir atsipirktų ant nulio, liaudiškai tariant. Ta prasme, sugrąžintų man tas lėšas, kurias aš investavau, nes mano tikslas nėra, žinot, uždirbti kažkokiu tai ten pelnų, kažkokiu tai pasidaryti pinigėlio iš saulės elektrinės. Mano tikslas buvo, kaip ir daugelio mąstančių Lietuvoje žmonių, užtikrinti savo šeimos saugumą ekstremalios situacijos atveju. Kas temoje, tas mane supras. Kas truputį galvoja, tas mane supras, matydamas į šiandieninę situaciją pasaulyje. Nu, o visiems kitiems bus labai įdomu paskaičiuoti pinigėlius, gal išeis ir į pliusą. Aukštos matematikos čia nėra tikrai. Paprasčiausiai imsim, kiek jinai pagamino per vasarą, nes jau kaip ir vasarą į pabaigą eina. Nu ir dabar dar šiek tiek gamina, nedaug, bet gruodį mažiausiai, sausį už tai ir vasarį truputį atsigaus. Beje, daugelio nuomonė yra, kad žiemą saulė nėra tokia aktyvi ir mažai gamina saulės energijos plokštės. Iš tikrųjų, čia yra visiškai netiesa. Kai šalta, saulės plokštės moduliai veikia dar efektyviau negu vasarą, kai yra karšta. Toks fizikinis jų veikimo principas. Matyt, kažkokiu būdu karštis perkaitina šiek tiek va tuos siūlelius ir jie žymiai mažiau energijos gamina. Reiškia, šiandien pas mus labai apsiniaukę, pagaminta yra 884 vatai, tai praktiškai dar kilovatą nepagaminta, bet dar mes pietų neturim, tai tikėtina šiandien gali būti kokie 2 kilovatai bus pagaminti. Aišku, tuo tarpu vasarą būdavo ir 15 ir daugiau kilovatvalandžių padaro. Kiek čia mums beliko jau iki naujų metų, labai nedaug. Pagrindiniai pinigai jau uždirbti, todėl paimsim mes tiesiog bendrą sumą pinigų, kurią aš investavau į elektrinę, o tai buvo, neslėpsiu, 5000 eurų. Įskaitant tai, kad pats dariau viską savo rankom, bet viską, ką pirkau, man kainavo 5000 eurų. Tai reiškia ir saulės moduliai, plokštės vadinamos, 4 ir 4, 8 saulės moduliai. Tai ir, kas svarbiausia, akumuliatoriai, nes mano saulės elektrinė autonominė, akumuliatorinė. Va čia pas mane apačioje yra vadinami akumuliatoriai, baterijos. Aš valdžiai netiduodu nei 1 kilovato. Tai reiškia visa instaliacija, inverteris be abejo ir visos kitos smulkmenos. Visa tai kainavo 5000 eurų ir dabar, įvertinęs, kiek jinai uždirbo šiais metais, padauginęs iš sumos, kuri mokama yra už 1 kilovatą, kurią aš sumokėčiau valdžiai, jeigu aš imčiau iš jos, aš gausiu, kiek man elektrinė uždirbo per vienus metus. Tada aš paimsiu tuos 5000 eurų, padalinsiu iš tos sumos
kiek jinai uždirba per vienus metus ir gausiu, kiek metų man dar liko, kol jinai atsipirks, kol sugrįž pinigėlis tas, kurį aš investavau į savo saulės elektrinę. Tai ką, protingieji kurmiai, paskaičiuokim per mėnesį šį 2 kW pagaminti, bet priminsiu, kad filmuoju gruodžio kalinta šiandien, gruodžio 2 diena. Taigi per kiekvieną dieną po 1 kW. Ir per visus metus, vat šitas skaičius, kurio mes ir norėjom, per visus metus 2116 kWh pagaminta. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dar truputį, galbūt iki 200 datrauks, nu ir bus čia rezultatas visų šių metų. Tai reiškia 2200 kWh per metus. Taigi, mano paskaičiavimais, aš taip spėju, kad tiek kWh gamindama, kiek gamina dabar, 2200 kWh, tai yra maždaug 500 eurų dabartiniam kainom. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mums reikia dar 10 kartų tiek. Mano saulės elektrinė turėtų atsipirkti per 10 metų. Tokia reziumė. Jeigu nenutiks kažkokių nenumatytų aplinkybių, kažkas nesuges, kažko nereiks dapirkinėti, jeigu reiks, nu, atsipirks per ilgesnį laiką. Daug tu Dieve išeis ant nulio, man ir tai bus labai gerai. Ir dar svarbus dalykas, kad šita elektrinė pas mane veikia jau 4 metai. Nu tai kaip ir nedaug beliko. Aišku, žinot, aš saulės elektrinę dariausi pats savo rankomis, va šitomis ir savo supratimu. Ir aišku, jeigu samdytumėt įmonę, kuri jums padarytų tą pačią paslaugą, nu taip galbūt išeitų daugiau negu 5000 eurų. Nu, bet manau, kad šiandien Lietuvoje vyrai kol kas dar truputį neatitrūkę nuo realaus gyvenimo, neatsidavę visiškai tai civilizacijos maloniai ir moka ir savo rankomis daug ką pasidaryti. Nieko čia sudėtingo iš tikrųjų nėra visiškai. Elementariai. Tu nieko negamini iš esmės, o sujungi jau pagamintus komponentus į vieną. Tai aš manau, kad čia, ta prasme, truputėlį YouTube'o, truputėlį smegenų, truputėlį gerų draugų pagalbos ir viskas gausis. Netgi sakyčiau, šiandien dieną iš tikrųjų galbūt net sueitumėte į mažesnę sumą, nes ir akumuliatoriai geresni atsirado, ir saulės baterijos atpigo. Tai, ką aš mokėjau tada, dabar trečdaliu pigiau yra ir jos dar net efektyvesnės negu mano. Iš tikrųjų, čia yra labai svarbus dalykas. Taip, aš suprantu, daugeliu miestiečių neaktualu, nes ant daugiabučio saulės plokščių neužsidėsi, labai jau daug kaimynų sutikimų reikės ir ten dar kokių nors valdžios leidimų. Bet iš tikrųjų visi turim giminių, artimųjų, draugų, kurie turi nuosavus namus ar gyvena kaime. Kodėlgi nežinot, kodėl žmonėm nepatart? Gyvenant tą paprastą gyvenimą, toj kasdieniai tėkmėj, nepagalvoji, bet vat, netgi visiškai mums netolimos pietryčių šalies gyventojai šiandien galvoja visai kitaip. Kai elektros tiekimas yra limituotas, kai jisai režiminis, gauna 2 valandas per dieną ir kai tu neturi akumuliatorių, tai ar tu turi tą saulės elektrinę, ar tu jos neturi, visiškai jokio skirtumo. Tu kitų laikų neturi elektros. O kai tu turi akumuliatorius, netgi neturėdamas saulės plokščių, tu gali į akumuliatorius akumuliuoti reiškia elektros energiją iš paprastų tinklų ir turėti atsargą, kurią panaudosi tada, kai elektros nebus. Šiandien dieną tą patyrę savo kailių mums galėtų daug papasakot. Pas mus jų beje daug labai atvažiavę yra. Pasiklauskit, jeigu pažįstat, jie tikrai pasakys, kad tie, kas turi akumuliatorinės saulės elektrinės, šiandien yra ponai. Ar bent jau akumuliatorius. Ar bent jau generatorius. Ir va čia mes priėjom prie dar vienos temos, kurią artimiausiu metu panagrinėsim. Tai reiškia tandemas saulės elektrinė, akumuliatoriai ir generatorius. Šitas tandemas, va čia tai yra jėga, kuri užtikrina tikrai saugumą šeimai, kurie užtikrina saugumą namam. Kai tau nėra saulės, tu gali ją pasigaminti kuro pagalba. Jūs įsivaizduojat, kaip efektyviai veiks generatorius, kai šalia jo bus pajungti akumuliatoriai. Vat įsivaizduokit, bėdos atveju užkūrėt generatorių ir jums reikia pasikrauti akumuliatorių telefono arba dar ten kokį powerbanką. Generatorius naudos lygiai tiek pat benzino arba dizelio, praktiškai tiek pat, kiek ir kraudamas 20 telefonų.
Bet kai tu turi akumuliatorių, tu perteklių visą energijos, kurį pagamina generatorius, akumuliuoji. Ir tada naudoji jį po to, kai tu išjungi generatorių. Protinga. Reikia tik pagalvoti truputėlį ir pasiruošti iš anksto. Ir kai ateis bėda, būsite karaliai. Iš tikrųjų, žinot, man tai labai keisti žmonės, tie, kurie taip jautriai reaguoja į tą pelną, kuriem privalo uždirbti saulės elektrinę. Kai važiuojat atostogauti į Egiptą, ar Turkiją, ar Tailandą, kažkodėl negalvojat, ar čia man atsipirks ar neatsipirks, aš jau apie tai kalbėjau. Lygiai taip pat, kaip draudžiate savo mašiną kasko draudimu. Kažkodėl niekas neskaičiuoja, kad, kada sugrįž tie pinigėliai, kuriuos sukišo, aišku, kad jie niekada nesugrįž. Bet vat saulės elektrinė kažkodėl jums turi atnešti pinigus. Duok tu Dieve, jin atsipirks. Ir tai yra va, nes visą tą laiką turėdami nepaprastą saulės elektrinę, pabrėžiu, o hibridinę, akumuliatorinę saulės elektrinę, autonominę, jūs užtikrinat savo šeimai saugumą taip lygiai kaip drausdami mašiną arba ten apsitverdami savo namus tvora, kad neįlystų vagis arba laukiniai gyvūnai. Kad nesugrįž pinigėlis tuo atveju, tai tikrai, o šituo atveju gal jis ir sugrįž? Nu ką, broliai ir sesės, eime žiūrėti kitų mūsų video ir dar prieš tai būtinai prenumeruokit mūsų kanalą, kad nepasimestumėt šitoj bekraštėj interneto erdvėj. Būkime kartu.